Apie ką nekalba vedę vyrai? Apie tai, kad jie yra šlepetiniai, kad jie neturi pagarbos, jie neturi artumo su moterim. Apie tai mes labai savo istorijose nekalbam su kitais, nes gėda. Ir kai paklausia, nu, kaip tavo vedybinis gyvenimas, atsakymas būna, nu, gyvenam ir gyvenam, normaliai. O normaliai tai dažniausiai yra pasakymas, gyvenu blogai, bet jau prie to pripratau. Ir realiai, kai vyrai taip trokšta atrasti savo gyvenimo moterį, veda ją. Ir paprastai labai dažnai prieina prie labai rimtų problemų. Tai yra viena problema, yra savigarbos nebuvimas, ribų netektis, jėgos netektis, tai yra pagarbos netektis. Ir tuom niekas vedė vyrai nesigiria aplinkoje, nes dar labiau pasirodyti to vadinamojo loserių niekas nenori. Todėl mes praktiškai apie tai nekalbam, nes aš lygiai taip pat prieš daugybę metų pirmose vedybose nusišlepetinau, praradau pagarbą, praradau savigarbą, išsiskyriau, prisėmiau atsakomybę ir po kažkiek laiko pradėjau suprast, apie ką tai buvo apie mane.